Daktaras Tadas Paulauskas, kvantinių technologijų turėjas, kurio kelias nuo Čikagos iki Melburno atvedė atgal į Lietuvą vadovauti pažangiausiams tyrimams. Jis ne tik tyrinėja kvantinės sistemas, bet ir padėjo pamatus Lietuvos kvantinių technologijų bendruomeniai. Ačiū labai už įdomų pristatymą ir iš tikrųjų dėkoju organizatoriams už kvietimą čia ir galimybę prisidėti prie šios konferencijos. Pristatymas buvo daugmaž teisingas, manau, tad čia yra mano planas šiam pristatymui. Tai pirmiausiai norėčiau papasakoti trumpai apie Lietuvos kvantinių technologijų asociaciją, apie jos tikslus, kaip jinai susikūrė, link kur eina. Toliau trumpai papasakosiu bendrai apie kvantinės technologijas, kaip įvairios šalis žiūri jas, kiek investuoja panašiai. Organizatoriai prašė šiek tiek ir pasidalinti, cituoju, mėsa. Tad trečia dalis šiek tiek apie tai. Toliau praktiniai dalykai apie kvantinę kompiuteriją, kaip jinai vystosi, kokie taikymai, ko galima tikėtis ateityje ir kvantiniai ryšiai. Taip, tai Lietuvos kvantinių technologijų asociacija susikūrė 23 metų spalį. Ir kaip daugelis kitų, turbūt asociacijų tikslai yra panašus. Tai sujungti kartu resursus, suburti talentus, kad skatinti ekosistemos augimą ir panašiai. Skirtumas turbūt tik tai tas yra, kad kvantinės technologijos jos dar ganėtinai sąlyginai ankstyvose stadijose. Tai tų kompanijų ar panašiai nėra tiek daug. Tad pačios asociacijos vienas iš tikslų tas technologijas jas užkurti čia. Tai bendra idėja sukurti asociaciją, įkurti ją iš tikrųjų kilo dar viename renginyje, kur buvo, pamatėm, kad iš tikrųjų daugelis šaulių ES žiūri į kvantinės technologijas ganėtinai taip strategiškai, koordinuotai, yra įsitraukimas valstybių ir dėl to tas konkurencinis laukas yra šiek tiek kitoks. Tai dėl to iš esmės ir įvyko šis susibūrimas. Tai per 1,5 metų, manau, buvo ganėtinai nemažai nuveikta, ekosistema ganėtinai įsiplėtė ir kas galiausiai kulminavosi Lietuvos kvantinių technologijų gairių pristatymų šiais metais. Įsitraukimas iš tikrųjų džiugu ganėtinai yra didelis tiek iš įvairių verslo kompanijų, tiek iš viešojo sektoriaus ministerijų ir visi kartu iš esmės čia dirbome prie gairių įvairiose darbo grupėse, siekiant įvertinti, kur Lietuva gali keliauti, kur turi potencialą. Tai su gairėmis galite susipažinti mūsų puslapyje ir bendrai šiek tiek daugiau apie kvantinės technologijas. Tai kas tas kvantinės technologijos bendrai yra? Dažnai sakoma, kad šiuo metu esame antroji kvantiniai revoliucijai. Ar tas žodis yra teisingas čia? Galbūt, bet faktas, kad esame antroje stadijoje. Pirmoji buvo, kuomet visi kvantinės mechanikos, visos žinios jos konvertavosi į puslaidininkinės technologijas, lazeris, taip toliau, iš ko sekė visa IT revoliucija. Antroje šioje stadijoje mes periname jau prie kvantinės inžinerijos, kur pavienės kvantinės sistemos ir tokie tipiniai kvantiniai reiškiniai kaip superpozicijos, supinimas, jos yra tiesiogiai pradedamos naudoti, ir tai iš esmės atveria naujas galimybės. Tai kvantinės technologijos jos yra pamatinės technologijos ir dėl to jos įtakos daugelis ryčių. Tai vertina ir Europos komisija, kur įvardina kvantinės technologijas tarp pirmose top 3, kurios yra kritinės technologiniam ES saugumui.
Na ir bendrai pasaulyje, pažiūrėjus, vyksta varžybos, kas greičiau pasieks, išvystys praktinį kvantinį kompiuterį, kas padarys naujos kartos kvantinius sensorius ir panašiai. Dėl to investicijų iš tikrųjų iš pažangių technologiškai įsivyščiusių šalių, stiprių ekonomikų yra ganėtinai didelis. Tiek JAV, tiek Kinija, Europa taip pat tame nenusileidžia. JAV, kaip pavyzdys, gan stabiliai per metus investuoja apie milijardą JAV dolerių iš viešojo sektoriaus, plus nemažai ateina, žinoma, ir iš privataus kapitalo investicijų. Bendrai, kvantinės technologijos, jų taikymai yra standartiškai įvardinami 4, tai kvantiniai skaičiavimai, kvantinė kompiuterija. Kvantinės simulacijos tai yra tam tikri dedikuoti, specifiniai kvantiniai įrenginiai, kurie yra skirti spręsti tam tikras specifines problemas, jie nėra universalūs. Kvantiniai ryšiai, apie ką pakalbėsim daugiau, ir kvantiniai sensoriai metrologija. Tai naudojami įvairius, vėlgi, kvantiniai dalykai, superpozijos, taip toliau pasiekti didesnis jautrumus ir panašiai. Lietuvoje šiuo metu vien iš akademinės pusės dirba virš 10 mokslinių tyrimų grupių. Čia matote pasiskirstimą tarp šių 4 sričių. Dedikuotų kvantinėms technologijoms startuolių kol kas nėra, tačiau iš fotonikos, iš lazerių yra keletas kompanijų, kurios daro komponentus ir juos pardavinėja tiek kvantinių kompiuterių gamintojams panašiai. Tai tikimės, kad tas ir įsibėgės greičiau. Trumpai apie dalykus, su kuo susiduriam kvantinėse technologijose, tai jeigu galvojam palyginus su klasikiniam sistemom, pavyzdžiui, norim nusakyti kažkokios sistemos dinamiką, tarkim, mėnulis sukasi aplink Žemę, pradėjus ten, kaip jisai atsiras taške B, tai tą galime lengvai Niutono dėsniais nusakyti. Kvantiniai mechanikai, dirbant su kvantiniam sistemom, iš esmės reikia įtraukti visus įmanomus kelius, kaip gali sistema atsidurti nuo taško A iki B. Tie keliai, jie tarpusavyje turi skirtingas fazes, interferuoja, kas galiausiai gali būti, kad nuo taško A iki taško B yra kažkokia tikimybė, kad atsiras taške C, vėliau gali būti kažkokia kita. Tai bendrai kvantinė teorija iš esmės yra fundamentaliausia ir klasikinis pasaulis iš esmės, kaip dabar suprantame, ateina iš kvantinių dalykų. Tai klausimas, kodėl nematome tų visų keistų interferencinių reikalų. Tai čia yra subtilus klausimas, bet iš esmės yra kraštutiniai kai kurie atvejai, kada to nematome, tai kada objektai yra dideli ir kada sąveikos su aplinka yra stiprios. Ir tai yra būtent svarbu kvantiniams technologijoms, kad ta sąveika su išoriniam sistemom būtų kuo mažesnė. Tai kvantinės technologijose bendrai kalbame apie 2 lygių kvantinės sistemas, vadinamus kvantinius bitus arba kubitus. Tai čia yra skirtingas matematiškai objektas negu bitai, ta būsena jinai bendrai nusakoma vektoriumi, to vektorio orientacija iš esmės yra skirtingos būsenos, to nuliuko ir vienetuko superpozicijos. Tai loginiai vartai jie kaip keičia būseną, tai iš esmės keičia to vektoriaus orientaciją. Tikimybės rasti kažkurią būseną, vėlgi mes nematome tų superpozicijų, tačiau tikimybė rasti nuliuką ar vienetuką jinai bendrai priklauso nuo to vektoriaus projekcijos iš ilgai nuliuko ar vienetuko. Einant į daugiau kubitų, ta superpozicijos būsena jinai eksponentiškai didėja, ir jeigu koduojame informaciją tose amplitudėse, jos ten gali būti iš esmės eksponentiškai daugiau. Tai kai atliekami kvantiniai skaičiavimai, keičiami tiek pavieniai kubitai, tiek daromi loginiai vartai tarp keletos kubitų,
Na ir bendrai tie loginiai vartai tarp keletos kubitų priveda prie vadinamos kvantinio supinimo, tai yra tam tikros koreliacijos, kuris yra kaip resursas kvantiniams skaičiavimams, kvantiniams ryšiams, iš ko daugelis dalykų ateina. Kvantiniai kompiuteriai bendrai pasižymi natūraliai masiškų paralelizmų. Iš esmės tai kaip tas bendrai vyksta, tą pradinę įvestį mes su kvantiniais kompiuteriais galim pateikti kaip vieną didelę superpoziciją. Tuomet atliekant algoritmą, tiem loginiam vartam nesvarbu, ar jie dirba ant vienos būsenos superpoziciją, ar ant labai didelės, tai atliekama ant visų lygiai taip pat vienu metu. Tai galiausiai, ką turime, tai visus atsakymus tiems skirtingams įvestims vienoje didelėje superpozicijoje. Tai algoritmai, žinoma, ne vien, čia nėra tas vienintelis, kaip daryti, kad laimėtume, bet panaudojimas tokių reiškinių kaip superpozicijos supinimas yra vienas iš tokių esminių. Keletas mitų, tai tas pats susijęs su tokiais atsakymais, tai problematika yra, kad visų šių atsakymų nuskaityti neįmanoma. Jeigu kažkurį vieną nuskaitome, visa likusi superpozicija yra sugriaunama. Todėl tie algoritmai daromi taip, kad, pavyzdžiui, pasirinkti kažkokį tai būtent paieškomą sprendimą, kuris būtų įdomus. Kubituose galima laikyti daug daugiau informacijos, dalinai tiesa, dalinai ne, vėlgi, kadangi negalima visos tos informacijos ištraukti iš ten. Ir kvantinis supinimas daug įvairių dalykų, iš esmės siūsti greičiau šviesos greitį informacijos ar įtakoti per atstumą neįmanoma. Daugiau galima techninių dalykų rasti čia. Matau, laikas greitai bėga prie praktinių realizavimų, tai kvantiniai kompiuteriai šiuo metu yra virš 6 skirtingų platformų, iš kurių daromi tie kubitai, ant kurių statomi kvantiniai kompiuteriai, labiausiai pažengę turbūt yra superlaidininkais, neutraliais atomais, kurių kubitų skaičius siekia virš 1000, vėlgi ne vien kubitų skaičius yra svarbu, taip pat tų loginių vartų tikslumas, pati architektūra, topologija, taip toliau, tačiau kubitų reikia daug, kad būtų galima daryti algoritmus. Kaip atrodo tie kvantiniai algoritmai, tai pradedant nuo galimai kambario temperatūros desktopo, kuris nebūtinai iš tikrųjų gali skeilintis, matyti jau superlaidininkai, kaip lempos, fotonika, panašiai. Iš esmės šiuo metu yra daug kvantinių atrasta algoritmų, kurie spartesni už klasikinius, tačiau kuo atsižvelgiant į tai, kad technologijos kainuoja milijardus, įdomiausi tie, kurie suteikia eksponentinį pagreitinimą, tai yra būtent šie algoritmai yra siekiamybė. Tai iš to iš esmės pirmiausiai turbūt ką matysime, tai simuliavimas kitų sistemų, tai medžiagų mokslas, chemija, farmacija, panašiai, toliau optimizavimo problemos, finansai. Taip, tai atrodo iš tikrųjų ateitis labai šviesi ir čia priklauso nuo kiekvieno optimizmo, pesimizmo lygio, tai bendrai žinoma reikia žiūrėti, kaip greitai tos technologijos vystosi, kaip jos pasiekia savo užsibrėžtus tikslus. Čia parodyta kubitų skaičių augimas su metais, tai keletas kompanijų rodo eksponentinį augimą. Ko norėtume tikėtis, kad kvantiniai kompiuteriai taip pat seks kažką panašaus kaip Mūro dėsnis. Pasiekti tokią skalę, kad būtų galima daryti jau svarbius skaičiavimus, tai yra apie 100 000 milijonų skaičius kubitų. Tai jeigu kubitų skaičius kas 2 metai pasidvigubins, tas vidutiniškai
optimistiškas scenarijus yra, tai 30-35 metai bus galima tiek kriptografijos protokolus, jų reikia būti juos pasikeitus, tiek spręsti pačias sunkiausias problemas. Tai link ko šiuo metu kompanijos eina, tai iš esmės kvantiniai kompiuteriai jie visą laiką darys daug klaidų. Tai yra sąveikos su aplinka, netikslus loginiai vartai. Čia principas yra naudoti klaidoms atsparius skaičiavimus, tai tam tikra metodologija. Deja, dėl to atsiranda didelis overheadas, padaryti klaidoms atsparo kubitą gali reikėti iki 100 kubitų panašiai. Na ir žinoma, pasiekti šį lygį taip pat turi kitos charakteristikos, pasiekti tam tikrą lygį, loginių vartų tikslumas panašiai. Atsparumas klaidoms yra tai, ko daugelis kompanijų šiuo metu siekia pademonstruoti ir su kuo daugiau loginių kubitų. Na ir galiausiai paskutinė dalis apie kvantinius ryšius, tai kvantiniai ryšiai bendrai apima tos taikymus, kur yra siunčiama kvantinė informacija. Tai gali būti, pavyzdžiui, distributed quantum sensing, distributed quantum computing. Kriptografija turbūt yra šiuo metu labiausiai aktuali tema, atsižvelgiant į tai, kad kriptografijos protokolai gali tapti outdated, ir dar dėl to, kad kvantinės technologijos taip pat pasiūlo ir alternatyvą kriptografijai. Tai šiuo metu naudojami vadinami asimetriniai kriptografijos protokolai ar public key cryptography. Jie tampa pažeidžiami. Bendrai kriptografijos taikymai nėra vien tik apsikeisti raktų, reikia tiek užtikrinti autentikavimą, kad kalbamasi su ta šalim, su kuo tikimės. Tai asimetrinis raktas yra labai praktiškas, jį lengva implementuoti. Simetrinis galimai galėtų būti daug saugesnis, tačiau yra problematika, kaip tą raktą apsikeisti. Tai Quantum key distribution yra vienas būdas, kaip tą raktą apsikeisti. Čia sekančiai skaidriai. Šiuo metu taip pat vyksta perėjimas prie vadinamos post-quantum kriptografijos, post-kvantinės kriptografijos. Tai yra vėlgi public key kriptografija, kuri yra tiesiog manoma bus daug atsparesnė kvantiniams kompiuteriams. Kaip ta kvantinė kriptografija, ką jinai gali suteikti, tai vadinamas QKD for short, jinai padeda padalinti kvantinį raktą tarp šalių. Tai iš esmės, jeigu norime siūsti toliau kažkokią tai žinutę, mums reikia turėti tą pasidalinus kažkokį raktą, su kuriuo galim užšifruoti, atšifruoti. Tai tas daroma siunčiant pavienius kubitus, yra keletas tokių standartinių protokolų, naudojant tiek supintus fotonus, tiek tiesiog pavienius siunčiant. Ir tai yra pagrįsta bendrai fizikos dėsniais, kad šis dalykas nėra nulaužiamas. Čia yra tik tai taip pat aspektas, kad autentikuoti su QKD kitos šalies neįmanoma, tai tą patį pirmą visą užstartuoti ciklą vis tiek reikia turėti kažkokį pre-shared key. Toliau tuos raktus galima generuoti jau su QKD, bet iš esmės autentikavimas yra ta dalis, kurią vis tiek reikia padaryti kažkaip tai klasiškai. Paskutinės poros skaidrių, kaip tie protokolai atrodo, tai galime naudotis iš esmės tos pačius šviesolaidžius, siūsti bendrai pavienius fotonus, tai tie kubitai siunčiant šviesolaidžiais bendrai jinai būtų, tarkim, superpozicija ankstyvo ir vėlyvo fotonų pulso. Čia vėlgi iš tos pusės, kad kvantinės sistemos keliauja visais keliais vienu metu.
siunčiant, naudojant per laisvos erdvės sistemas, tai tarkim tarp satelitų, satelitai Žemė ar Žemė, čia naudojama fotonų polarizacija. Dėl to, kad polarizacija yra mažiausiai paveikiama per atmosferą. Deja, QKD šiuo metu nėra plačiai paplitęs, nepaisant to, kad tos sistemos yra labai plačiai pademonstruotos, yra keletas kompanijų. Tai čia yra praktinių dalykų. Vienas, žinoma, kad užtrunka laiko užtikrinti saugumą tų sistemų, tai laikas tik tai iš esmės patikrina, reikia juos standartizuoti. Kita problematika, kad atstumas, signalo suminkimas yra, kol nėra kvantinių repeaterių, tol iš esmės limituoja iki 150 km. Įrangos kaina gali kainuoti keletą šimtus tūkstančių šiuo metu, vienas benas ir realis. Ir aišku, turėti hardvarą kiekvienam bute ar taip toliau, tai yra, vėlgi nėra praktiška. Tai kodėl taip nėra paplitę problematikos nemažai, tačiau tai yra taip pat turbūt kaip ir galimybės, kur tai gali toliau išvažiuoti. Tai Europos kvantinės komunikacijos infrastruktūros projektas iš esmės tą ir šiuo metu daro, tai įsitestuoti, suprasti, kaip tos QKD sistemos galėtų veikti praktiškai, kokie use case'ai. Tai čia Lietuva taip pat yra šiuo metu pateikus keletą paraiškų daryti cross-borderį sujungimų su Latvija, su Lenkija. Kaip minėjau, postkvantinė kriptografija tai yra ta dalis, tas solution, kurį dabar siūlo saugumo institucijos. Taip, turint omeny, kad optimistiškai 30-35 metai jau RSA, ECC gali būti pažeidžiami. Tai post-quantum kriptografija yra išleista jau keletą standartų, kuriuos rekomenduoja, pavyzdžiui, JAV, NIST, Europos Sąjunga arba jos naudos, arba savo susikurs. Tai po truputį eina link implementavimo šių sistemų. Vis tik turbūt reikia tikėtis, kad per ateinančius dešimtmečius gali reikėti tapti kriptografiškai būti agile. Atrodo, kad mūsų klasikiniai RSA taps jau nebeveiklus. Postkvantinės kriptografijos algoritmai, jie nėra laiko patvirtinti tiek prieš klasikinius, tiek prieš kvantinius kompiuterius. Tai yra tikimybė, kad su laiku kažkurie vėl taps pažeidžiami ir reikės juos pakeisti. Panašiai. Tai čia, ką rodo šitas grafikas, tai tikimybė kaip iš esmės nulaužimo tam tikrų kriptografijos protokolų su laiku, tai quantum key distribution išlieka kaip iš tokių solutionų, kuriuos galima turėti kaip risk management, kritinės infrastruktūros taikymams ir panašiai, kol jie pasieks savo laiką būti plačiau naudojamais. Tai tiek, dėkui, ačiū labai už dėmesį.